turite didelę patirtį su savivalda susijusią, tai toksai klausimas dėl savarankiškumo, sprendžiant tam tikrus dalykus su savivalda. 2012 metais pasirašytas įsakymas dėl šviesoforo lentelių įrengimo, dėl tų žalių rodiklių. Gal jūs, kaip ministras, esantis savivaldos, galėtumėt peržiūrėti, gal planuojat peržiūrėti šitą įsakymą ir šiek tiek suteikti daugiau galimybių savivaldoms spręsti šitame klausime? Tikrai ne vienerius metus buvo daug įvairių politinių kovų būtent dėl tų žalių rodiklių, papildomų rodiklių, dėl galimybės sukti arba nesukti į dešinę. Ir jos visos turbūt susivesdavo į konkretiką. Jeigu galvotume apie tai, ar visas palikti, ar visas nuimti, tai tada pradėdavo eiti įvairūs nepastenkinimai iš įvairių miestų, šitoj sankryžą galbūt palikti, šitoj nuimti ir panašiai. Tai kalbant apie konkrečias sankryžas, konkrečias vietas, kur yra įrengtos arba reikėtų įrengti, galbūt šičia ir galėtų įsijungti ir savivaldą ir jau priimti ir savo stipresnį sprendimą. Jeigu galima tai būtų padaryti, tai aš iš tikrųjų sveikinčiau tokį dalyką ir sveikinčiau šitą diskusiją, kurią galima būtų vėl atidaryti.